laida Kultūros viražai. Sveiki Saulės radijo klausytojai, su jumis laida Kultūros viražai. Šiandien laidoje žmogus, kuriam kultūros paveldas nėra tik istorija lentynoje. Tai Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos informacijos ir vadybos skyriaus informacijos specialistė Kristina Ruočienė. Biblioteka, kurią ji atstovauja šiandien, ne tik knygų namai, bet ir moderni, įtraukumo siekianti kultūros erdvė, jungiant tradicijas su šiuolaikinėmis technologijomis. Kristina, kaip Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka šiandien puoselėja krašto kultūrinį paveldą ir kodėl jums svarbu tai daryti moderniais būdais? Labadiena! Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka tikrai labai aktyviai puoselėja kraštiečių atminimą, nuolat inicijuodama ir įgyvendindama inovatyvius projektus bei edukacijas. Mums svarbu, kad rajono kultūros paveldas būtų ne tik saugomas, bet ir atgaivinamas šiuolaikinėmis formomis. Norisi, kad jis būtų patrauklus tiek vietos bendruomeniai, tiek ir miesto svečiams. Visa tai tam, kad kultūra nebūtų suvokiama kaip statiška. Norime parodyti, kad krašto istorija ir šviesuoliai gali tapti šiuolaikinės bendruomenės dalimi ir net įkvėpimo šaltiniu visoms kartoms. Papasakokite inovatyviausias bibliotekos vykdomas veiklas pastaruoju metu. Vienas ryškiausių pastarojo laikotarpio bibliotekos sumanymų – kraštietės grafikės Elvyros Kairiūkštytės atminimui skirtas projektas 360 laipsnių galerija Elvė sugrįžta namo, atveriantis visiškai naują jos kūrybos pažinimo būdą. 2024 metais menininkės palikimo paveldėtojams padovanojus apie 200 grafikos darbų ir publikacijų, biblioteka tapo šios išskirtinės kūrėjos paveldo saugotoja. Didelė dalis menininkės darbų yra itin didelio formato, susukti rulonuose, daug metų nebuvo eksponuoti. Taigi pagrindinė projekto ašimi tapo inovatyvi 360 laipsnių virtualios realybės galerija, matoma per virtualios realybės akinius. 50 lino raižinių ir piešinių suskaitmeninimas leidžia lankytojai ne tik stebėti itin aukštos raiškos kūrinius, bet ir įžengti į menininkės metafizinių erdvių pasaulį, vaikščioti po teminės ekspozicijas, išgirsti pasakojimų apie jos kūrybos kelią ir išskirtinį kūrybos braižą. Pirmą kartą Elvyros Kairiūkštytės palikimas pristatomas virtualiai ir interaktyviai, paverčiant jį prieinamą ir tiems, kurie negali fiziškai apsilankyti parodose. Virtuali paroda jau eksponuota 6 Lietuvos viešosiose bibliotekose, o 2025 metų, minint Elvyros Kairiūkštytės 75-asias gimimo metines, grafikės fizinių darbų paroda surengta Šiaulių dailės galerijoje. Ten pat pristatytas bibliotekininkų parengtas autorės kūrinių katalogas, suteikiantis galimybę išsamiau pažinti kūrėjos palikimą. Be to, papildė viešojoje bibliotekoje Kuršėnuose įkurta Elvyros Kairiūkštytės kabančių kubų galerija, kurioje eksponuojami grafikės estampai. Šviečiantis kubai tampa gyvi, intriguojantis ir kviečiantis grožėtis. Ši instaliacija simboliškai sugrąžino menininkę į gimtuosius Kuršėnus, suteikdama jos kūrybai nuolatinį ir gyvą buvimą miesto kultūros erdvėje. Kita iniciatyva, taip pat labai reikšminga, projektas Šiaulių rajono šviesuolių lauko galerija, kuriuo siekiama įamžinti iškiliausias rajono asmenybės viešojoje erdvėje, suteikiant joms deramą vietą miesto kultūrinėme peizaže. Biblioteka kvietė gyventojus siūlyti asmenybės ar šeimas, vertas būti įamžintas lauko galerijoje. Sudaryta komisija iš gautų pasiūlymų atrinko 10 labiausiai Šiaulių rajonai nusipelniusių asmenų. Vizualizacijų konkurso etape kūrėjai teikia projektinius pasiūlymus, kaip galėtų atrodyti bibliotekos laiptų sieną puošianti galerija. Iš gautų pasiūlymų atrinkti 3 geriausi vizualizacijų projektai, kurių autoriams iškilmingai įteiktos piniginės premijos. Daugiausiai komisijos balų ir visuomenės balsų surinkusios vizualizacijos įgyvendinimas planuojamas 2026 metais. Šiaulių rajono šviesuolių lauko galerijos projektas suteikia
ne tik gyventojams realią galimybę dalyvauti, kuriant savo krašto kultūrinį veidą, bet ir sustiprino bendruomeniškumą. Šią iniciatyvą primins dar viena įveiklinta Kuršėnų miesto erdvė, o šviesuolių atminimą deramas jų įamžinimas. Besidominti savo krašto istoriją, ryškiausiomis asmenybėmis yra kviečiami apsilankyti bibliotekoje įkurtoje Šiaulių rajono šviesuolių erdvėje, kuri skirta pažinti Šiaulių rajono kūrėjų, mokslininkų ir visuomenininkų biografijas bei darbus. Čia lankytojai susipažįsta su kalendorių leidėju Laurynu Ivinskiu, literatais Antanu Budzinsku, Apolinaru Čepuliu ir daugybė kitų rajono šviesuolių. Bibliotekai suteikus Vytauto Vitkausko vardą, ypatingas dėmesys skiriamas garbaus kalbininko atminimui. Lankytojus pasitinka Dainiaus Šukio sukurtas modernus portretas, o šviesuolių ekspozicijoje kaupiami ir eksponuojami Vytauto Vitkausko originalūs darbai, rankraščiai, asmeniniai daiktai ir fotonuotraukos, dovanoti jo paties ar brolio Algio Vitkausko. Greta jų pristatomos ir kitų kūrėjų knygos, rankraščiai, autografai, asmeniniai daiktai. Tarp jų ir Vacio Reimerio stalas bei rašomoji mašinėlė. Šviesuoliams atminti skirta erdvė pasižymi moderniais ir interaktyviais sprendimais. Moksleiviai ir suaugusieji čia žaidžia žaidimą Skaitau, tyrinėju, atrandu, kuriame ant butaforinio medžio kabantys lapai su QR kodais kviečia atsakyti į klausimus apie krašto asmenybės, o atsakymų ieškoma ekspozicijos vitrinose. Šalia veikiantis Šiaulių rajono kultūros stalas su 3D projekcija leidžia žemėlapiui atgyti ir vizualiai pristatyti rajono vietovės bei jų šviesuolius. Dėl patyriminių ir žaismingų edukacijų ši erdvė kasmet pritraukia gausybę moksleivių, turistų ir tampa svarbia istorijos pažinimo vieta. Kokios dar iniciatyvos padeda bibliotekai tapti inovatyvia kultūros erdve, pritraukiančia tiek jaunimą, tiek suaugusius? Mūsų veiklos laukas labai platus. Muzikinio švietimo židinys bibliotekoje, sukurtas su Šiaulių rajono liaudies dainų patyriminės muzikos perteikimo instaliacija Etnofolk bangos, kurios tikslas sudominti jaunimą Šiaulių krašto folkloru. Bibliotekos audiovizualinėje studijoje skamba Šiaulių rajono liaudies dainos, atliekamos vietinių folkloristų ir ansamblių. Jaunimas kviečiamas ne tik klausytis dainų per butaforinius garsiakalbius, bet ir jėgas išbandyti dainuojant sumoderninta karaoke. Kitas mūsų kūrybiškas sprendimas – sukurtos interaktyvios turistinių maršrutų programėlės Pakuršienauk ir Esi Šiaulių rajone. Jos skirtos pažinti Kuršėnų miesto žymiausius objektus bei Šiaulių rajono išskirtines vietas. Keliaujant po miestą ar rajoną ir naudojantis programėle, atvykus į numatytą tašką ekrane pasirodo animuoti personažai, kurie patraukliai pasakoja apie lankomo objekto istoriją. Biblioteka taip pat prisijungė prie iniciatyvos Kraštiečių šviesuolių atminimui išsaugoti. Kartu su Romualdo Ozolo paramos fondu bendradarbiauja kuriant interneto svetainę rofondas.lt, kurioje pateiktas filosofijos dėstytojo, kultūrininko, sąjūdžio ideologo, kovo 11-osios akto kūrėjo Romualdo Ozolo gausus filosofinis, kultūrinis, politinis, eseistinis skaitmenintas fondas, pildoma, sisteminama informacija ir kitos aktualijos. Dar vienas gražus pavyzdys – viešosios bibliotekos Ginkūnų padalinys, kuris taip pat tęsia krašto šviesuolių įprasminimo tradiciją. 2024 metais ėmęsis projekto ženklai įprasminantis Zubovų paslaptį, atgaivino vienos žymiausių Lietuvos istorijoje kilmingų šeimų grafų Zubovų atminimą ir supažindino visuomenę su jų veikla. Įgyvendindama projektą, Ginkūnų biblioteka, bendradarbiaudama su Šiaulių aušros muziejaus istorikais ir kraštotyrininkais, sukūrė virtualias parodas, prieinamas bibliotekos svetainėje srsvb.lt bei skvero akmenyse įmontuotais QR kodais, o languose įrengta ekspozicija atskleidžia Zubovų šeimos visuomeninę veiklą ir asmenybių veiklos mastą. Visos šios iniciatyvos liudija,
kad Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka ne tik kaupia, bet ir aktyviai įprasmina regiono kultūrinį paveldą. Bibliotekos projektai, edukacijos ir atminimo puoselėjimas sukuria gyvą, nuolat atsinaujinančią aplinką. Poliai nėra tik praeities vardai. Jie tampa šiuolaikinės bendruomenės dalimi ir įkvėpimo šaltiniu ateities kartoms. Džiaugiamės ir tuo, kad sistemingas ir kūrymingas darbas nelieka nepastebėtas. 2025 metais Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos metų nominacijų konkurse Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka pelnė 2024 metų inovatyviausios bibliotekos titulą. Ir tai jau 6. reikšmingas apdovanojimas, papildęs bibliotekos pasiekimų kraitę. Ačiū Kristina už išsamius ir įkvepiančius atsakymus. Jūsų pasakojimas dar kartą priminė, kad biblioteka tai gyvas kultūros centras, kuriame tradicijos nenyksta, o įgauna naujas formas. Džiaugiamės galėdami atskleisti, kiek daug kūrybiškumo, inovacijų ir bendruomeniškumo telpa vienoje erdvėje. Klausytojams priminsiu, kad šiandien kultūros viražuose viešėjo Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos informacijos ir vadybos skyriaus informacijos specialistė Kristina Ročienė. Dėkoju klausytojams, kad buvote su mumis ir atsisveikinu sakydama iki kitų susitikimų Saulės radijo eteryje. Radijo laida Kultūros viražai.